10 būdų, kaip išeiti iš sunkių emocinių situacijų. Tai pirmas. Sulėtinti kvėpavimą. Kada mes esame emocinėse būsenose, ypač tokiuose ūmiuose, depresija, liūdesys, baimė, mes praktiškai nekvėpuojame, nes kvėpavimas būna labai stipriai sulėtėjęs, nes visas tas emocijas mes išlaikome viduje. Jeigu tokioje vietoje mes sąmoningai keičiame kvėpavimą, tiesiog giliai pradedame kvėpuoti, giliai kiek tik tai telpa į plaučius. Kelias akimirkas sulaikome deguonį plaučiuose ir vėl išleidžiam. Dar kartą įkvepiam ir išleidžiam. 6-8 tokie gilūs įkvėpimai automatiškai keičiasi kraujotaka, keičiasi deguonis plaučių tūryje ir atsipalaiduoja ta įtampa, kuri buvo užgniaužta ir buvo laikyta viduje. Tai buvo pirmas. Antras. Šaltas dušas. Nes kada jūs irgi esate sunkiose emocinėse būsenose, kūnas dažniausiai būna komforto zonoje, sąlyginėje komforto zonoje. Tai reiškia, jūs kažkur tai ramiai, šiltai, po pleduku, kažkur tai, kūno pojūčiai pakankamai komfortabilus. Reiškia, nėra kažkokio tai nepatogumo. Ir kada jūs šokate ar į ežerą šaltą, ar į upę šaltą, ar į šaltą dušą įlindate, organizmas patiria šoką. Ir kada kūnas, oda patiria šoką, jinai automatiškai paleidžia visą įtampą ir stresas, kuris ant to kūno sėdėjo. Dėl to, pavyzdžiui, ir pirtys, kada einate į pirtį ir paskui šokate į šaltą vandenį, žmonės dažniausiai sako, po pirties jaučiasi, kaip naujai gimę, kaip nusiresetinę, kaip atsinaujinę. Reiškia, per šaltį nuo kūno pasileidžia visos tos įtampos, kurios ant to kūno sėdėjo. Trečias būdas – įsižeminimas. Kosmosas yra pliusas, Žemė yra minusas. Tai Žemė surenka visą negatyvą, kuris šitoje aplinkoje egzistuoja. Ir jeigu mes basomis tiesiog pavaikštome po pievą, be tarpinės, nes batas yra tarpinės. Kada yra tarpinė, mes negalim atiduoti tos energijos, mes neturime ryšio su žeme. Bet kada mes esame basi, mes galime tiesiog vizualizuoti, kad aš atiduodu visą tą įtampą ir visą tą stresą, kuris manyje susikaupęs žemei. Ir tiesiog galiu paprašyti žemę, prašau, paimk iš manęs visą šitą negatyvą, kuris dabar mane bombarduoja. Ir tiesiog vizualizuoti, kaip per kojas į žemę, kaip srovė, visas tas negatyvas sueina į apačią. Ir tai vėl atpalaiduos visą kūną. Ketvirtas būdas – gamta ir medžiai. Kada jūs nueinate į mišką, turbūt daug kas esate pastebėję, kad miške įvyksta kažkokia irgi transformacija, lyg kažkoks atsipalaidavimas, tiesiog pasivaikščios po mišką. Tai ypač eglės, pušys, ąžuolai yra energijos transformatoriai. Tai jeigu jūs apsikabinate medį, ir tiesiog irgi vizualizuojate, paprašote to medžio, kad jisai paimtų iš jūsų visą negatyvą, jisai tą irgi padarys. Tik tais moterys turi apsikabinti medį iš priekio, nes jos yra gavėjos, o vyrai turi apsikabinti medį iš nugaros, nes jie yra davėjai. Ir tokiu būdu galima irgi paleisti, paprašyti to paties medžio, kad jisai surinktų visą tą negatyvą, kuris yra jūsų galvoje, ir atiduoti tą medžiui ir jis tą energiją irgi transformuos. Penktas būdas – situacijos į požiūrį keitimas. Reiškia, kada jūs esate negatyviuose būsenose, ūmiuose būsenose, tai yra požiūrio kažkoks tai klausimas. Reiškia, yra kažkokia situacija, kuri jūs įmeta į tą filmą ir jūs tame filme sėdite, tas filmas turi kažkokią tai negatyvų aspektą ir tas aspektas negatyvus sukuria emociją, kuri jūs ir traiško. Bet pagal visatos principus nėra tokio dalyko, kuris neturėtų priešingo poliaus. Nėra tokios situacijos, kuri neturėtų priešingo poliaus. Reiškia, ir ta būsena, ta situacija, kuri jums sukelia tą būseną, jinai irgi turi savo priešingą polių. Tai reikia surasti priešingą, pozityvų tos situacijos aspektą ir koncentruotis į jį. Ir tokiu būdu tada emocija kūne irgi pasikeis. Šeštas būdas. Emocijos stebėjimas per meditaciją. Reiškia, kada yra emocija, mes ją galim atpažinti kūne, nes jinai turi vietą, kur jinai gyvena, kur jinai egzistuoja. Ir tiesiog atsisėdus į meditaciją, ar sukryžiavus kojas, ar tiesiog atsisėdus tiesia nugarą,
pradėti stebėti ne mintis, kurios sukasi ir sukuria tą emocinę būseną, bet pačią emociją. Surasti kūne, kur jinai yra, surasti kokios jinai yra spalvos ir tiesiog visą dėmesį sutelkti į tą emociją, į tą spalvą, kurią matote kaip emociją ir tiesiog stebėti. Jinai aišku bandys ten nukreipti dėmesį, bandys užkišti mintimis, o jūs tiesiog stebit vat, kaip į kažkokį energijos kamuoliuką. Stebit, nieko iš jo nereikalaujat, nieko iš jo nenorit, tiesiog stebite. Ir per stebėjimą ta energija jinai irgi išsiskaidys. 7 būdas. Išrašymas. Pasiimate parkelį ar tušinuką, popieriaus lapą arba sąsiuvinį ir pradedate rašyti viską, kas dedasi jūsų galvoje. Visas mintis. Vat kas vyksta, tiesiog eina srautas, jis ten gali būti intensyvus, ten tų minčių gali daug būti, bet jūs tiesiog paimate ir pradedate rašyti. Apie tą galvoju. Atėjo mintis, kuris sako, kad ką aš čia darau. Atėjo mintis, kuris sako, kad nerašyk. Ir tiesiog rašot. Ir tokiu būdu jūs ištraukite tai, kas yra jūsų viduje, ištraukite į išorę. Ir kada jūs ištraukite tai į išorę, jūs tada tiesiog galite perskaityti, pamatyti, kad ta situacija galbūt nėra tokia sudėtinga, kad ten iš tikrųjų nėra viskas taip baisu. Ir pritaikyti prieš tai paminėtą būdą, surasti visame tame kažkokį pozityvą, kažkokią tai pamoką, ką tai mane moko, ką aš iš to galiu išmokti, ką aš iš to galiu pasisemti. Ir tokiu būdu jūs vėl tą energiją neutralizuojate. 8 būdas. Tai yra emocijos priėmimas. Kada jūs priešinatės tai emocijai, kuri jūs gniaužo, kuri jūs traiško, jūs kaip ir atsisakote jums siunčiamos pamokos. Bet kada jūs einate į tą emocijos priėmimą, kada jūs priimate tą emociją kaip savo mokytoją, su dėkingumu, su meile, ta emocija irgi jinai transformuojasi. Apie tai netgi yra keli mano video anksčiau, jeigu pasižiūrėsite, tikrai galite rasti pačią techniką, kaip tai galite daryti asmeniškai patys. Na ir jeigu visi šitie būdai jums visgi nepadeda, nes jie visgi yra tik tais laikinas išėjimas, tai nėra absoliutus problemos išsprendimas, nes kad išspręsti problemą, reikia surasti jos šaknį, kada jinai prasidėjo, kada susikūrė tokia programa. Tai 9 būdas yra emocinės šaknies radimas per hipnozę. Čia jau reikia hipnoterapeuto įsikišimo, kad jis jūs pravestų, kad jisai surastų jūsų tą emociją, kada jinai atsitiko vaikystėje, ją perprogramuoti, suprasti, apie ką jinai yra, kokia jos pamoka ir tokiu būdu ją išinstaliuoti. Tai yra galbūt netgi šiai dienai vienas iš stipriausių būdų, kaip galima greitai pašalinti sunkias emocijas, kad jos iš vis daugiau nebegrįžtų. Na ir 10 būdas, tai čia jau kada yra programa destruktyvi, kada ta programa, kuri kelia tas emocijas, jinai yra tokia agresyvi, kad net atrodo, jinai siunčia susinaikinimo programą, kuri sako, kad pradeda kalbėti apie savižudybės, kelti savižudybės mintis. Reiškia, tai yra jau programa, kuri įjungusi susinaikinimą. Reiškia, jos užduotis yra sunaikinti avatarą, kuriame ta programa egzistuoja. Tam irgi reikalinga hipnozė. Ir tada vyksta pokalbis su pačia programa. Per hipnozę vyksta pokalbis su pačia programa ir tada pati programa paaiškina, kodėl jinai atėjo, kokią jinai pamoką duoda, kokia yra jos misija, kiek jinai energijos sunaudoja. Ir netgi pati programa duoda būdus, kaip iš jos išeiti. Ir tada jau nuo kliento priklauso, ar klientas pasiruošęs daryti pokytį, kad ta programa užbaigtų savo darbą, ar ne. Tai jeigu norėtumėte išbandyti šitos 2 paskutinius punktus 9 ir 10, galite kreiptis, jums visada padėsiu. Na, o jeigu norite dar kažkokio tai platesnio paaiškinimo apie kiekvieną iš šitų punktų, kuriuos įvardinau, parašykite komentaruose, padarysiu apie tai atskirą video. Ačiū už dėmesį ir iki.